Antstolė Sonata Vaicekauskienė kreipėsi į teismą, kad jis išaiškintų, kaip skubos tvarka būtų galima įgyvendinti teismo sprendimą grąžinti Laimutės Stankūnaitės dukrą motinai. Tuo metu prie Kėdžių namų Garliavoje toliau budi žmonės. Jie teigia, kad čia liks tiek, kiek reikės, kad mergaitė ir toliau gyventų su globėja Neringa Venckienė. Teismo išaiškinimo tikimasi ketvirtadienį. Pasak Stankūnaitės advokato, teismo sprendimas turi būti įgyvendintas nedelsiant, kai tik antstolė grįš iš atostogų. Pati antstolė anksčiau teigė, kad teismo sprendimą galima įvykdyti ir per jos atostogas. Kėdainių teismas dar praėjusių metų gruodį nusprendė, kad Drąsiaus Kedžio ir Laimutės Stankūnaitės dukra turi gyventi su motina, tačiau laikina globėja teisėja Neringa Venckienė nevykdo teismo sprendimo. Be to, Kėdainių teismas praėjusią savaitę paskelbė, kad Venckienė Stankūnaitei turi sumokėti po 200 litų už kiekvieną pradelstą vaiko grąžinimo dieną. Iš viso jau daugiau kaip 18 000 litų. Teismas leido mergaitę motinui atiduoti panaudojant jėgą, jeigu to prireiks. Tačiau perdavimas virto peštynėmis ir patyrė fiasko. Antstolė yra išvykusi, atostogauja. Prieš išvykdama antstolė kreipėsi į teismą, kad išaiškintų, kokie galėtų būti atliekami veiksmai, jeigu mergaitė yra apsikabinusi globėją ar kitą šeimos narį. Ketvirtadienį yra paskirtas rašytinis teismo posėdis išnagrinės šitą klausimą. Aš manau, kad teismas turėtų išaiškinti, kokius antstolė gali atlikti veiksmus. O toliau aš manau, kad pagal situaciją antstoliai sugrįžus iš atostogų turėtų būti atliekami teismų sprendimo vykdymo veiksmai. Ar tiesa, kad kalbama apie tai, kad norėtumėt keisti antstolį ar kaip? Ne. Ne. Ne, mes tik tais pageidaujame, kad tie vykdymo veiksmai būtų operatyvesni ir kuo greičiau būtų įvykdytas teismo sprendimas, kadangi ir pats teismas yra nustatęs savo sprendime, kad vykdymo veiksmai turėtų būti atliekami nedelsiant. O kaip dabar dėl tų Strasbūro laikinųjų apsaugos priemonių, ko jūs prašėte čia? Mes prašėme įpareigoti vyriausybę įvykdyti teismo sprendimą, valstybę. Tačiau aš manau, kad tol, kol tas klausimas būtų išnagrinėtas, aš manau, kad bet kuriuo atveju vis tiek valstybė turi pati susitvarkyti pas save šalyje ir teismo sprendimų įvykdymo užtikrinti taip, kaip numato įstatymai.